1660-aisiais po represyvaus puritonų valdymo metų į Anglijos sostą visuotiniam džiaugsmui įžengė Karolis II. Naujajam karaliui valdant suklestėjo teatras, dailė, mokslas ir intymų santykiai. O šalį žlugdė karai, stichinės nelaimės, politinės intrigos, skurdas ir besaikė girtuoklystė. 1675-aisiais užgriuvo pagirios. Nevilties apimtas Karolis kreipėsi pagalbos į artimą draugą. Leiskit man būti atviram nuo pat pradžios. Aš jums nepatiksiu. Džentelmenai jums pavydėti, o damos pasibjaurės. Nepatiksiu jums dabar ir juo toliau, juo mažiau. Ponios, pranešu. Man stovi visą laiką. Tai ne pagira ar gandas, o nepaneigiamas medicininis faktas. Aš ištvirkęs. Pamačiusios, kaip ištvirkauju, imsite dūsauti. Nereikia. Nors bus nelengva, bet jums geriau stebėti ir daryti išvadas iš tolo, nei pajusti mano įnagį po savo apatiniais sijonais. Ponai, nenusiminkit. Jūs man irgi rūpit. Taigi tas pats perspėjimas tinka ir jums. Tramdykit savo glebę erekciją, kol baigsiu kalbėti, bet paskui, kai krušitės, o krušitės būtinai, tikiuosi to iš jūsų ir sužinosiu, jei mane apvilsit. Noriu, kad krušdamiesi jaustumėt mane, kaip homunkulą, barškantį jūsų seklidėse. Pajuskit, ką jutau aš, ką jaučiu, ir pasvarstykit. Ar jis patyrė tokį pat virpulį? Gal jis suprato, ką nors daugiau? O gal yra kažkokia prakeikta riba, į kurią mes visi beviltiškai atsimušam tą spindulingą akimirką? Tai tiek. Toks mano prologas. Jokių eilėraščių, bei kuklumo priesaikų. Viliuosi, to ir nesitikėjot. Aš esu Džonas Vilmotas, antrasis Ročesterio grafas. Ir visai nenoriu jums patikti. Pasileidėlis.